Oskaras Kalinauskas buvęs vienas perspektyviausių šalies tenisininkų. Tačiau galiausiai savo gabumus perkelęs į sparčiai populiarėjančią padelio sporto šaką. Šiuo metu jis yra pirmoji šalies raketė. Stikliniam narve, su grotom ir yra miksas tarp teniso ir skvošo. Tai realiai gali atmušti kamuoliuką, kuris atsimuša į sieną ir toliau vyksta žaidimas. O šiaip technika ir principas ir skaičiavimas ir labai daug taisyklių, viskas labai panašu yra. Tiesa, padelis žaidžiamas tik poromis. Taip pat padavimas yra, taip, įsimeti kamuolį, servuoji priešinę kvadratą, kad eitų. Ir vieną tašką iš vienos pusės servuoja kitą tašką iš kitos. Oskaras Kalinauskas poroje su Pijumi Mockumi rytoj startuos naujame Pro X Padel turnyre, kurio prizinis fondas sudarys 10 000 eurų. Šiai dienai turim pilnai visą Lietuvos rinktinę sudėtį, kuri pasirodys rytoj. Tai, manau, bus geros, azartiškos kovos, geri mačai. Anot organizatorių turnyre dalyvaus stipriausi šalies padelio atstovai. Taip pat atskirose kategorijose žais ir mėgėjai. Sezone nuo spalio iki gegužės mėnesio iš viso bus sužaisti 6 turnyro etapai. Tiek patys stipriausi A lygos Lietuvos žaidėjai, tiek mėgėjai, kurios iš principo kviesime dalyvauti, nesvarbu, ar tu pradėjai prieš mėnesį, ar prieš pusę metų, ar jau 5 metus sportuoji padelio tenisą. Pro X Padel turnyre parodomajame mače dalyvaus ir kitų sporto šakų žvaigždės. Pavyzdžiui, buvę Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonai Darius Maskoliūnas ir Robertas Javtokas mes iššūkį nacionalinę šalies futbolo komandą treniruojančiam Edgarui Jankauskui bei vienai geriausių visų laikų Lietuvos tenisininkių Linai Stančiūtei Gecevičienei. Jau ir šią savaitę bendravom su Latvijos turnyro organizatoriais, tai jau klausinėjau apie sekančias datas, tai panašu, kad tas populiarumas jau peržengia mūsų šalies ribas. Turnyre dalyvausiantys pažengusieji padelio žaidėjai turės galimybę patekti į elito grupę. Kągi, žurnalistas mikrofoną keičia į padelio raketę ir pasižiūrėsim, kaip man seksis. Galbūt kažką atmušti ar pelnyti tašką. Deja, pirmieji bandymai skrieja labai jau pro šalį. Turbūt reikia kuo žemiau, ar ne atmušti? Tačiau su kiekvienu pamušimu rezultatas panašu vis gerėja. O, neblogas. Anot profesionalų, treniruotėse reikia praleisti nemažai laiko, kol įgūdžiai galiausiai bus tinkami žaidimui. Štai, kai kurie jau skrido į ten, kur turėtų. Tai daug dar valandų dirbti, bet galbūt ateityje ir aš čia atsidursiu. Rytoj startuosiantį Pro X Padel turnyrą bus galima stebėti Info TV kanalu bei portale LNK.lt. Nerijus Blius ir Irgiša Irdanov, Vilnius.